Sveiki visi, su jumis aš, Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandien, žinot, vaikštinėdama dažnai parkuose, matau, kaip žmonės performuoja savo realybę į žemesnį, negu būtų galima lygmenį. Pažiūrėkim, ką mes turim šiandien gatvėse. Gatvėse mes turim šeimas, dažnai tik su šunimis, arba šeimas, kurie turi vaikelių ir šunų. Kai aš žiūriu reklamas, ten visada reklamose dalyvauja šunys, jie mūsų voniose, miegamuosiuose. Kai aš girdžiu vardus, jie dažnai taip pat neturi skiriamųjų ir šunelių, ir vaikelių būna dažnai tie patys. Kai aš žiūriu į aprangą, žmonės dažnai nešioja rūbus su pėdutėm, neva jie skirti šunims. Šuo turi tą pačią industriją, ką ir žmogus, mokyklas, grožio salonus. Ir žinot, mes kaip žmonės jau pradedam gyventi konteineriuose, kurie taip pat yra labiau panašus į didelį voljerą negu į namus. Ir todėl šiandien noriu trumpai, bet tiksliai atkreipti jūsų dėmesį, kad mums reikėtų eiti į aukštesnį lygį, o ne leistis iki žemesnio. Žinoma, kad sistema mus formuos per vartojimą, skambins mūsų vidiniais varpeliais, neva tai rūpestis silpnesniu ir panašiai, bet visa tai yra labai stipriai paklydę ir nutolę nuo tiesos. Todėl mes turėtumėm suprasti, kas vyksta ir savo žmogiškąjį turinį ginti į aukštesnį, į dievišką, negu į žemesnį, nes ten, kur gyvūnai, ten yra instinktų lygis, ten yra tiesiog visai kita dimensija. Ir kai aš pasižiūriu šiandien, kaip žmonės vedžioja šunelius, vaikšto su tais paketais, šunelis pakakojo, žmogus pasilenkė, surinko, išmetė. Ir tai užima, jeigu ir 2 valandas jo gyvenimą, tai yra klaiku. Tai nereiškia, kad šunelis turi prikakoti bet kur. Tai reiškia, kad mums reikia neveisti šunų, kad mums reikia nedalyvauti toje industrijoje ir kad mums reikia pakilti aukščiau, negu sistema nori lygiai tame mus palaikyti. Tai ačiū sąmoningumo visiems ir pagalvojimo apie tai, kad ar jeigu aš turiu šunelį, tai yra mano stiprybė ir rūpestis silpnesniu, ar tai yra mano paklydimas visuomenės ir sistemos pasiūlymuose